Taigi sveiki visi, su jumis ir vėl aš Mr. Žaidimas ir šiame video aš žaisiu vienas hardcore. Taigi, taip, užsimaniau palošti hardcore, be nieko, vienas, tiesiog, nes tiesiog šiaip užsimaniau. Taigi, ką pirmą reikėtų padaryti, tai aišku medžią prisikirs, tai judam prisikirs medžią. Taigi, aš tik baigiau kirsti medį, taigi prikirtau džiunglių medžio rąstų tik 5, o ąžuolo 19. Dabartis reikėtų kaip ir Oi, šiandien. Gerai, gavom tiek, dabar šitą tą patį padarom. Gerai. Dabar tas turim lygiai tiek daug. Reikėtų pirmiausia tikriausia padaryti taip. Gauti šitokį darbalkį. Oi, darbastalį. To aišku, mums reikia tikriausiai pasistatyti namą. Tai čiuožiam tai padaryti. Dar prisimenu, man reikia labai stipriai maisto. Gerai. Mums dabartis dar būtų gerai kiaulę kokią rasti, nes kiaulė daro steikų. Iš kiaulės gaunam steiką, o jeigu iš kiaulės gaunamas steikas, tai galima ir gerai pavalgyti su steiku. Reiškia, reikėtų surasti dar kiaulytę kokią. Ja, aišku, papjauti. Ta prasme, kad dėl to, kad gaut maisto. Nieko kitą prasme jūs negalvokit. Tai va, ir dabar tas einam ieškoti. Daug avis. Lava darytis. Gerai. Viskas. Lava galiu darytis. Taigi man reikia paties, reikia taip. Netabiški. Vėliau biški. Taip, taip. Taip, 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 taip. Ir gavom. Gerai. Dabar man dar reikia padaryti vieną labai svarbų dalyką, tai gauti vieną dar dalyką, tai akmens. Va, akumuliuokit tik. O akmens man reikia, kad išsikep maistą. O kad maistą išsikep. Mens. Kad išsikep, kad gauti krosnį. Taip, taigi. Taip, viskas. Mes turim dar vieną. Mes dabar turim pikeksą. Su pikeksu mes galim laužti akmenis. Ir mums, man rodos, jų reikia 9. Tiksliai neprisimenu. Tai va. Aš šitoj šachteliai ir pramiegosiu naktelę. Dar jinai neartėja, tai ir gerai. Bet tarpą galbūt spėsiu šiek tiek akmens tą gautą daugiau. Taigi, mano pikeksas medinis jau yra sulūžęs. Aš kasiausi tyčia iki tol. Ir pasižiūrėkim, kiek aš dabar turiu. Taigi, aš turiu 59 akmens. Su šitų skaičium mes galim padaryti vieną tokį dalyką. Tai pirmą, ką mes darom, tai aišku, čia net negalvojus, pasidedam lavelę. Viskas. Palaukiam biškį. Pasidedam šitą. Ir
Būtinai. Pasiemam taip. Darom tokį dalyką. Aišku, mes jau gaunam krosnį. Krosnį mes pasidedam čia. Pasidedam. Ėmam šitą medį. Ir kepam mūsų daiktą. O tą tarpą einam miegoti. Saldžių sapnų man palinkėsi? Man palinkėjo saldžių sapnų. Taigi, aha. Gerai, žodžiu. Norėčiau palaukti, kol iškeps mano mėsa, maistas. Galėsiu pagaliau pasipildyti gal net tą maisto lentelę. Gerai, jau turiu 3. Ir po to įdėsim šitą žalią vištieną. Taigi, iškepė 2. Turiu 6. Ir kepam. Galim biškį patikrint. Viskas. Mano vištiena iškepė. Medis yra. Pasiemam. Tiesa, norėčiau vieną dalyką dar padaryti greitai. O aš norėjau sukonstruoti štai šitokį pikeksą, jau ne medinį, o akmeninį. Ir mes šitam biome ir sustosim. Manau, kad čia ąžuolinis biomas, tai manau, kad tikrai rasim savo vietos. Man jis labiausiai patinka šiaip. O vietos va jau kaip ir beveik galima sakyti radau. Ir va, mes esam realiai šalia kito biomo jau, tai vietos belenkiek net pasakyčiau namą pasistatyti. Užtat pasistatysiu namą, daug ką padarysiu, jums persiusku laiką, jums nebus taip nuobodu žiūrėti, kaip aš tiesiog gyvenu šitą hardcore gyvenimą. Taigi judam ir... Nu jau, kaip tikriausiai matot, pasistačiau namelį. Not perfect, bet sutiks, sakoma. Ir... Obuoliukas iškrito iš dangaus nutinka. Dar. Tai ką aš dar padariau? Aišku, man dar reikia langų. Tai smėlio reikia labai susirasti. Smėlis čia tikrai dabartis, aš tikrai čia nematau. Reikės kažkaip surasti, reikės man. Ir, va, daugiau nieko kaip ir. Viskas čia mano. Turiu čestą, čestai įsidėjęs ten visokius čia dalykus. Kaip ir paprastas namukas, gyventojo ten kažkur, tai ten viskas kito žodžio. Eilinis, kaip visada, kiekvieno video atsisveikina ir tiesiog neturiu žodžių, tai sakau jums. Hardcore, tipo, man rodos, kad jums turėtų patikti ir užtat, jeigu, aišku, nežinau ar bus, jeigu jūs norite, kad būtų, tai būtinai dėkit like, komentuokite, aš noriu pažiūrėti jūsų aktyvumą ir jeigu jūs norite, būtinai padėkit like, subscribinkit. Ir jeigu po šitą video surinkam bent 10 laikų, būtinai bus antra dalis. Tai laukite ir jeigu norite, darykite. Ir viso gero. Bye bye.